Vaikai, greitai ateina čia pas mane, greit namo, pasaką skaitysim. O kas tenais toks? O dabar mes jums pasieksim labai gražią ir seną pasaką. Seniai, 4 upių apsuptyje prie didžiulio ąžuolo įsikūrė Klovainių miestelis. Sraunus daugybinės vandenis suko didžiulio vandens malūno ratą. Iš sumaltų miltų Klovainių karčiamoje buvo kepamos pačios gardžiausios visoje apskrityje bandelės. Gyveno čia darbštų žmonės, kurie mylėjo savo žemę, savo kraštą. O dabar mes gyvenam taip, kaip ir visoj Lietuvoj. Du gaideliai, baltus grūdus kūlė, dvi vištelės į Europą dūmė. Dvi vištelės į Europą dūmė. Ožis malė, ožka pikliavojo, oši taupė, ožkytėlė procentus sijojo. Oši taupė, ožkytėlė procentus sijojo. Musė maišė, uodas vandens nešė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Du gaideliai, baltus grūdus kūlė, dvi vištelės į Europą dūmė. Dvi vištelės į Europą dūmė. Ožis malė, ožka pikliavojo, oši taupė, ožkytėlė procentus sijojo. Oši taupė, ožkytėlė procentus sijojo. Musė maišė, uodas vandens nešė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Ir toliau saulė šviečia. Mėnesėlis sidabru nubarsto kelią į Europą. Bendruomenėse žmonės gyvena draugiškai,
Nelaimingi ūkininkai tampa laimingais, ožkelės myli oželius ir niekur su jais nesiskiria. Musės ir uodai pasidarė atsparus. Visi laimingai gyvena ir pyragus valgo. Tik dabar duonelė kepama stebuklų šalyje Maksima. Ir tu Maksimai buvai, ir aš Maksimai buvau, į duoną ir bandeles žiūrėjau, seilės per barzdą varvėjau, tik nieko piniginiai neturėjau. Ačiū. Labai taip, labai, kaip Aš Vilė pasikvies, nes aš žodžiu nežinau, bet tada gerbiantis ūkininkas per 50 svarų linų augindavo. Ir viskas prasidėdavo nuo šito dalyko užauginimo, paskui jau rovimas, instrumentai tie, kurie reikalingi linų apdirbimui. Nešukavims, nešukavims. Aš tai tokiam žukavo plaukų nebėra. Toliau? Yra Sterižė vadinas, jos nupindavo, kad jos būna Siurinska geriau žiūrėjai. Paprasčiausiai. Nepatiko, Tai čia va maišai tavo išnešuotai. Maišai ir batai. kas И viskas, tiek ruošiame. Viską pasakau. Ja, nu paprasidėjo vyriausybinėm. Atsargiai! Atsargiai! Mes norim! Tada supratau, Žodžiu, visi čiulpsim. tokie vyrai ir tortą atpjaut negali. Visi čiulpsim. Nežinau. Pas mus čiulpia, nežinau. Dieną gyvenimą forsuojam, kiekvienas ne, seniai jau negalioja. Ar yra dar kas geriau? Nieko nėra geriau, nieko nėra smagiau, nieko nėra
nėra baisiau, kai mes atsipalaiduojam. Nieko nėra geriau, nieko nėra smagiau, nieko baisiau, kai mes atsipalaiduojam. Atsipalaiduojam, 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 atsipalaiduojam. Bet šitą nepradėk žiūrėti, kad kokį eik tai yra.